Ekourbanizmas, bendradarbiavimo jungtis mieste. Tai yra 3 dienų renginys, kurio metu įvairių sričių atstovai ir interesų grupių atstovai siekia išvystyti bendradarbiavimo modelius, kurie padės vystyti miesto erdves kartu. Viena svarbesnių minčių, kad buvo siekiama suvesti kartu taktinius urbanistus, miesto planuotojus, architektus, bet taip pat aktyvius miestiečius ir miesto administracijos žmonės, strategus, kurie priima sprendimus dėl miesto erdvių vystymo kartu, kad mes kartu išdiskutuotume, kokiu būdu mes galime bendradarbiauti ateityje. Tai vienas pirmųjų atvejų Lietuvoje, kai iš tiesų bandoma gryninant viziją viešosios erdvės įtraukti miestiečius. Mes siekiame suprasti, kokiu būdu galima paversti miestiečių nuomonės įrankiu architektams vystyti profesionaliam lygmenyje viešųjų erdvių vizijas. Šiandien mes čia ką sugalvojom, tai atsinešėm iš mūsų studijos tuščią maketą ir žmonės, kas norėjo, kūrė savo dėlionę, savo Lukiškių aikštės vizijas ir buvo be galo įdomu jiems asistuoti, padėti, pakarpyti žolytę, užduoti klausimus, ar čia jūs manot, kad reikalinga vieta koncertams, ar čia turi išlikti vėliava su vyčiu, ar jos kaip tik nereikia. Mano manimu, Lukiškių aikštė turėtų atrodyti ir turėtų būti žmonėm, kad galima būtų ne tik, kaip sakyt, praeiti pro šalį, bet ir užeiti, tarkim, kažką suvalgyti, obuolį, daržovę, pažaisti stalo tenisą. Iš tiesų, čia trūksta, manau, kad žaidimo aikštelių vaikams, smėlio dėžių, vairių supynių. Aš Lukiškių aikštėje dažnai lankausi ir aš nenoriu jos keisti iš esmės. Aš tiesiog matau trūkumus ir noriu ją kažkiek patobulinti pagal save, kad būtų šiek tiek daugiau žalumos. Čia iš vis jokios aikštės nereikia šitoje vietoje, nes aikščių šitoj gatvėje yra pakankamai, o šitoje vietoje galėtų būti miesto sodas. Aš manyčiau, tokios dirbtuvės ir apsikeitimas idėjomis ir mintimis ir tie lapeliai užklijuoti ant stendo, kuriuose žmonės reiškia savo pageidavimus, džiaugsmus, trūkumus, pastabas, jie tik padeda sukurti tai, ko iš tikrųjų reikia žmonėms. Mes siekiame suprasti, ar gali miesto savivaldybės arba konkursų rengėjai apskritai naudotis šito įrankiu, tai yra miestiečių nuomonė, išsakoma viena ar kita forma, formuluodami konkursų sąlygas. Kalbėjimasis ir girdėjimas viens kito yra tas kelias, kuris čia reikalingas.